Turbūt dar šiek tiek luktelsim, kol prisijungia. Galbūt jau ir pradėsime, nes, kaip suprantu, mes jau Facebook'o streame esame. Tai turbūt pirmiausia, aš turiu paaiškinti, ką mes čia veikiame ir kas tai per renginys. Tai yra 2 Vilniaus universiteto tyrimų grupių, Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto tyrimų grupės feministinės politikos ir socialinės kritikos ir filologijos fakulteto apmąstant motinystę, šių 2 grupių seminarų ciklo dalis. Tai yra seminarai skirti lyčių studijoms ir mūsų pagrindinis tikslas yra suburti žmonės, kuriems vienokiu ir kitokiu būdu ši problematika yra artima, įdomi ir mes tikimės, kad iš šito susibūrimo gausis reguliaresnis bendravimas, keitimasis savo tyrimo idėjomis ir kažkoks galiausiai tinklas susiformuos. Dabar, žinoma, dabartinėme kontekste ir dabartinėje situacijoje rengti kažkokius papildomus akademinius renginius atrodo netgi kažkaip keista. Žinoma, dėl nesibaigiančios pandemijos, bet pirmiausia dėl to, kad mes visi esame vykstančio karo kontekste. Ir visgi atrodo, kad tokius renginius daryti prasminga ir netgi manau, kad šiandieninis mūsų pokalbis ir Dovilės Budrytės pasakojimas, jeigu yra toks geras dalykas kaip pataikymas į kontekstą, tai šiuo atveju, man atrodo, taip kaip tik ir įvyksta. Nes Dovilė Budrytė ne tik yra politikos mokslų profesorė ir politikos mokslų katedros vedėja, bet jos visi paskutiniai tekstai yra susiję vienokiu ir kitokiu būdu arba su istorinė atmintimi mūsų regione, arba su jos variacijomis, su istorijos politika, kaip tik nagrinėjant Ukrainą ir Lietuvą. Todėl man atrodo, kad štai šitos tokios sunkios istorijos, represinės istorijos atmintis yra tai, kas mums dabar yra svarbu, juo labiau, kad aptarimas karo Ukrainoje labai dažnai pritraukia pačius įvairiausius kontekstus. Pavyzdžiui, nebaigta atrodo Antrojo pasaulinio karo problematika. Todėl tai, apie ką mes šiandien kalbėsime, man atrodo svarbu, galvojant ir apie tai, kaip mes suprantame dabartį, ne tik tai, kaip mes galvojame apie praeitį. Šiandieninė profesorės Dovilės Budrytės paskaita vadinasi "Deportacijos ir gulagas kaip įlytinti procesai, įžvalgos iš rytų Europos". Tai aš labai džiaugiuosi matydama Dovilę ekrane ir kad jis sutiko prisijungti ir dabar jau atiduodu žodį jai.
Na, visų pirma, aš labai norėčiau padėkoti profesoriai Natalijai Arlauskaitei ir Dovilei Jakniūnaitei, kad organizavo šį renginį. Ir iš tiesų šiomis dienomis tikrai netrūksta trauminių patirčių. Visi sekame, kas darosi Ukrainoje, sekame ir matome žiaurias trauminės patirtis Ukrainoje, bet aš labai tikiuosi, kad galbūt kai kurios įžvalgos iš literatūros apie deportacijas ir gulagą kaip įlytintus procesus gali būti aktualios ir šiandien. Ir dar prieš pradėdama norėjau pasakyti keletą žodžių, kodėl, mano manymu, taip svarbu kalbėti apie šias temas iš lyčių perspektyvos. Aš manau, kad yra be galo svarbu formuluoti feministinės perspektyvas apie šios dalykus. Man atrodo, kad ne tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų šie dalykai paprastai rūpi galbūt tam tikros ideologijos žmonėm. Ir kartais tos temos net atrodo būna pasisavintos tam tikrų sluoksnių, žmonės, kurie sako, ginantys tam tikrą supratimą istorijos ir taip toliau. Ir todėl kalbėjimas apie šias temas iš lyčių perspektyvos, mano manymu, galbūt įgalins pabėgti nuo siauroko istorijos ir politinių mokslų supratimo, aš ją vadinu kančių ir kovų perspektyvą, ir šiek tiek giliau pažvelgti į šias problemas, tiek regioniniu, bet galbūt net ir globaliu lygiu, galbūt net kažkaip kitaip suformuluoti, žodžiu, politinę ir istorinę perspektyvą. Tai aš norėčiau dabar parodyti planelį paskaitos. Tai, žodžiu, norėčiau pradėti nuo susumavimo, kokie yra mano svarbiausi aspektai. Tai, žodžiu, norėčiau pirmą pažvelgti į platesnį projektą, šiek tiek papasakoti apie knygos, kuriai rašiau šį tekstą, perspektyvą. Tai, žodžiu, lyties perspektyvos Rytų Europos regione. Manau, kad ši knyga tikrai bus įdomi šios paskaitos klausytojams. Taip pat trumpai norėčiau pakalbėti apie lytį ir trauminę patirtį. Kaip, reiškia, suformuluojame teorinę apžvalgą apie lytis ir trauminės patirtis. Tada norėčiau pristatyti istorinę perspektyvą, savo pasakojimą, žodžiu, kaip deportacijos ir gulagas gali būti suvokiami kaip įlytinti procesai ir kodėl svarbu apie juos kalbėti iš lyties perspektyvos. Ir pabaigsiu kalbėdama apie moterų pasakojimus ir politinės transformacijas tiek, žodžiu, Lietuvoje, tiek platesnėme regione. Tai, kaip minėjau, šiek tiek norėčiau papasakoti apie knygą, kuri, manau, tikrai bus įdomi visiems ir visoms besidomintiems lyties perspektyvomis šiame regione. Tai yra The Routledge Handbook of Gender in Central Eastern Europe and Eurasia. Ir viena redaktorių, Mara Lazda, perduoda linkėjimus ir labai džiaugiasi, kad mes bent jau paminėm šią knygą šios paskaitos kontekste. Tai keletas klausimų, kasgi tas Rytų Europos regionas, kokie buvo knygos uždaviniai, lyties apibrėžimas, ir tada aš pradėsiu pasakoti ir apie savo esė tai knygai. Tai norėjau pasakyti, kad Rytų Europos regionas tradiciškai buvo šiek tiek mažiau svarbus lyties studijoms, fokusuojamasi ties globaliais pietumis, ties Šiaurės Amerika, Vakarų Europą. Tačiau matome, kad regionas iš tiesų turi didžiulę kultūros įvairovę, istoriniai veiksmai nesuformavo vienos kultūros ir dažniausiai tas Rytų Europos vardas naudojamas įvardinti šalims, kuriuose buvo praktikuojamas socializmas ir kuriuose Sovietų Sąjunga arba satelitinės valstybės sakėsi praktikuojančios lyčių lygybę. Situacija pasidarė iš tiesų daug sudėtingesnė, kai pradėtos vartoti pokolonijizmo sąvokos apibūdinti šiam regionui, ypatingai lyginant šį regioną su vakarais, ir iškilo problemos tokios kaip hierarchija, nelygybė, žemesnis regiono statusas. Ir dažnai politologija, kaip matome dabar, kalbant apie regioną, fokusuojamasi ties didžiausiamis valstybėmis, galingais aktoriais, nes suteikiama teisė kalbėti, žodžiu, šiam regionui ir toks yra pastovus tarpiškumo statusas, pastovi baimė dėl išlikimo. Tai manau, kad
Lyčių studijos, kurios fokusuoja ties galia ir mėgina išryškinti hierarchijas, tikrai turi potencialo įgalinti veikėjus iš šio regiono, duoti teisę tiems veikėjams, kurių balsai dažnai negirdimi, kalbėti. Tai kaipgi regionas vaizduojamas lyčių studijose, tai žodžiu, šioje knygoje matysime, kad yra labai svarbus socializmo palikimas, su juo susijusios patirtys ir dar diskutuojama plačiai dėl socializmo palikimo įtakos moterų padėčiai. Tačiau matome, kad kiti kintamieji, kaip nacionalizmas, religija, taip pat turėjo didžiulės įtakos moterų padėčiai, taigi ir mano atveju stalinizmo palikimo irgi neįmanoma paneigti. Tai knygos uždavinys buvo, žodžiu, parodyti, kaip politinės jėgos konstravo lytį prieš, per ir po komunizmo ir kaip tai atsiliepė įvairiems individams ir įvairiems grupėms. Ir lytis šioje knygoje suvokiama kaip sistema susijusi su skirtumais, privilegijomis, išnaudojimu, kuri paliečia mus visus – moteris, vyrus bei žmonės netelpančias į šias kategorijas ir kuri yra sukuriama įvairių politinių, ekonominių, socialinių procesų metu ir tampa įvairių normų, įstatymų bei praktikų dalimi. Tai, žodžiu, yra labai svarbus struktūrinis objektas. Norėjau pasakyti, kad negalima nuneigti ir moterų patirčių svarbos. Lyties perspektyvos tikrai neneigia, kad gali būti tam tikros specifinės moterų patirtys ir tai aš mėginu apžvelgti savo knygos straipsnyje. Tai labai trumpai norėčiau apžvelgti, apie ką ta knyga ir kaip įsipaišo mano žodžiu tyrimas į šios knygos struktūrą. Tai pirmoji knygos dalis, labai trumpai, tai būtų debatai apie koncepcijas ir metodologijas. Tai matome, kad rytų Europos lyčių studijose vis labiau įsitvirtina sankirtų prieiga, vadinamoji intersectionality, dinamiškos sankirtos tarp įvairių kategorijų, ne tik lyties, bet ir socialinės klasės, etniškumo, nacionalinio identiteto. Ir savo straipsnėje aš irgi nagrinėju, kaip kelios kategorijos, tai būtent lytiškumo, etniškumo, nacionalinio identiteto sąveikauja ir įtakoja vieną kitą. Metodologijos visgi tyriant šias problemas tebėra kokybiniai daugiausia tyrimo būdai, tokie kaip pasakojimai, memuarai, sakytinė istorija, etnografija, interviu ir tuos būdus aš irgi vartoju savo tyrime. Labai svarbi knygos dalis, apie ją tik trumpai paminėsiu, tai apie feministinius ir moterų judėjimus, bendradarbiavimą, susipriešinimą. Ir feministinis aktyvizmas yra žinoma susijęs su kova prieš sisteminės priespaudas. Trečioji knygos dalis tai lyties konstravimas įvairiose ideologijose. Tai, žodžiu, paliečiamos nacionalizmo ideologijos, taip pat socializmo ir komunizmo atvejais vadinamoji emancipacija, naujosios socialistinės moters ir naujo socializmo vyro įvaizdžių kūrimai irgi yra svarbi dalis. Ir žinoma, mano atveju pati galbūt įdomiausia knygos dalis tai yra individualūs išgyvenimai arba lived experiences skirtingose santvarkose. Ir čia būtent ir yra tas mano straipsnis apie deportacijas ir gulagą kaip įlytintus procesus. Ir žodžiu, kodėl yra tokie svarbus tie individualūs išgyvenimai skirtingose santvarkose, tai būdas suprasti, kaip įvairios jo ideologijos, kurios yra siejamos su politinėmis santvarkomis, kaip jos yra patiriamos, interpretuojamos individualių žmonių. Tai žinoma, kad įvairiose santvarkose ta privati sritis buvo pastoviai pažeidžiama. Tačiau matome, kad įvairiomis santvarkomis, ne tik socializmo santvarka, bet ir būtent per stalinizmo laikotarpiu, taip pat nacizmo laikotarpiu, žmonės pastoviai kovojo už savo kūno autonomiją, moteris kovojo už savo kūno autonomiją, taip tapo istorijos dalyvėmis. Ir, žodžiu, labai svarbu įsigilinti tuos individualius išgyvenimus, nes tada matome mėginimus atkurti normalumą, žmogiškumą tiesiog nežmogiškomis sąlygomis ir galbūt čia irgi susisieja ši aktualija su dabartinėmis trauminėmis patirtimis. Taip pat knygoje 5 tema tai pokomunistiniai virsmai, tas nuolatus nerimas, nuolatinės krizės, nepastovumas,
demokratijos trapumas ir žinoma yra labai svarbu įtraukti moterų balsus, padaryti, kad moterų balsas būtų girdimas. Ir paskutinė knygos tema tai pokomunistinės politikos aktualijos, irgi yra paliečiamos trauminės patirtys, tokios kaip prekyba žmonėmis, kova už pasipriešinimą smurtui šeimoje, tokios kaip kova už reprodukcinės teisės. Tačiau, kaip minėjau, mano atveju yra svarbiausia 4 knygos dalis. Ir čia, žodžiu, aš kalbu apie gulago ir tremčių įsivaizdavimą kaip sulytintą procesą, kaip, žodžiu, daug dėmesio mėginu kreipti privačiai sferai, pasakojimą apie žmogiškumą, apie tai, kaip išsaugoti žmogiškumą sunkiausiamis sąlygomis, žodžiu, žinoma, kai yra patiriamos tremtys ir deportacijos. Dabar norėčiau papasakoti apie savo esė knygą ir pradėčiau nuo teorinės dalies apie lytis ir trauminės patirtis. Tai, žodžiu, kai kalbame apie trauminės patirtis, gulagą, deportacijas, holokaustą, labai dažnai lytis yra tarsi nematoma ir net yra klausama, ar iš tiesų reikia kalbėti apie lytį, nes visi kentėjo, žodžiu. Tai šie klausimai, šie debatai, žinoma, yra paliečiami holokausto literatūroje, kalbama apie skirtingas moterų ir vyrų patirtis ar skirtingai patiriamas skausmas. Tačiau matome iš tyrimų ir Anos Haikovos labai įdomus tyrimo, kuris yra ir knygoje, kad yra labai svarbu kalbėti apie šias patirtis kaip sulytintas patirtis, nes, žodžiu, tai yra galimybė kalbėti apie vadinamąją gendered violence, tokias kaip išprievartavimus, prievartinės vedybas ir taip pat pažeidžiamumą, tam tikrą pažeidžiamumą lyties pagrindų, tai žodžiu gendered vulnerabilities. Moteris iš tiesų patyrė galbūt ir šiek tiek didesnius pavojus, didesnės trauminės patirtis negu vyrai. Tai žodžiu, patirčių tyrimas, žinoma, yra labai, patirtis yra tyriamos iš atsiminimų. Atsiminimai pasidaro esminis šaltinis, tačiau jie yra dažnai kritikuojami dėl nepatikimumo, tačiau žinoma, kad galbūt kiti šaltiniai, tokie daugiau tradiciniai šaltiniai, nelabai atskleidžia tam tikras temas, tokias kaip smurtas lyties pagrindu ar pažeidžiamumas lyties pagrindu, ir dėl to pasidaro be galo svarbu tirti pasakojimus, svarbu tirti atsiminimus. Aš savo tekste remiuosi taip pat Marianne Hirsch ir jos argumentu, kad yra labai svarbu tirti trauminės patirtis iš lyčių perspektyvos. Ji taip pat papasakoja šiek tiek, ką reiškia tirti trauminę patirtį iš lyčių perspektyvos. Tai, žodžiu, Hirsch argumentuoja, kad paprastai istoriniuose archyvuose tarsi ir nėra labai akivaizdžios galimybės tirti lytį, tačiau kai mes įsigiliname į jausmą, įsigiliname į privatumą, įsigiliname į intimumą, kaip istorijos dėmesio vertus objektus, mes būtinai turime nukreipti savo dėmesį į mažus kasdienio gyvenimo įvykius ir tada, reiškia, galima sukurti tą įlytintą perspektyvą. Ir tai būtent aš tą ir mėginu daryti savo darbuose, ne tik šioje esėje, bet ir kitose darbuose, tai nukreipti dėmesį į mažus kasdieninio gyvenimo įvykius ir taip suprasti ir moterų patirtis. Ir tai tampa tarsi ir linzė, tampa ir perspektyva, per kurią galima pamatyti namų ir viešas atminimo scenas. Dabar norėčiau prieiti prie empirinės dalies, prie pasakojimo apie moterų patirtis, sukurti galbūt šiek tiek kitokią istorinę perspektyvą, atvejų studijas apie gulagą ir tremtis. Tai šiek tiek istorinių faktų pačioje pradžioje. Tai žinoma, kad istorijos moksle iš tiesų netrūksta darbų apie tremtis ir gulagą, tačiau moterų tema dar vis mažai paliečiama. Žinoma, kad gulage moterų buvo mažuma, procentas išaugo tik po 45 metų, kaip matote. Tai, žodžiu,
apie 45 metus buvo trėmimai ir iš Lietuvos, vyko rezistencinis karas ir moterų ten buvo apie 30%. Po to jų vėl nukrito iki 17% apie 51-52 metus. Žinoma, kad moterų buvo, gulago stovyklose, tačiau buvo ir specialiosiose gyvenvietėse, tai irgi yra apie tai daug rašyta. Kodėl moterys patekdavo į gulagą? Tai kokiamis kategorijomis remiantis moteris buvo pasmerkdamos tremtims ir gulagams. Nesakau, kad būtent buvo baudžiamos moteris, buvo naudojama gerai pažįstama kategorija, platesnė kategorija, tai liaudės priešai. Ir žinoma, ši kategorija buvo taikoma ir Baltijos šalyse. Taip pat yra kategorija liaudės priešo žmona, taip pat valstybės priešė. Taip pat dar be liaudės priešo kategorijos moterys patekdavo nes būdavo apkaltindamos kriminaliniais nusikaltimais, tokių kaip vėlavimo darbą, valstietės moterys atliekų surinkimų laukuose, čia prieš Antrąjį pasaulinį karą. O žinoma, po Antrojo pasaulinio karo patekdavo daug moterų iš Baltijos šalių, iš Lietuvos, kurios prisidėjo prie rezistencinio judėjimo, tai žinoma, tokios kaip partizanų ryšininkės, jos irgi buvo laikomos valstybės priešėmis. Tai literatūroje apie tremtis ir gulagą moterų patirtys analizuojamos pasiteikiant tokią kaip ir 5 dalių schemą su 5 dalimis. Mėginsiu ir aš aptarti šią temą. Norėčiau išryškinti tokias pagrindinės temas ir susijusius vaizdinius ir tikiuosi, kad tai man padės kalbėti apie gulagą ir tremtis kaip įlytintus procesus. Tai pirmoji tema, kalbant apie tremtis ir gulagą kaip įlytintus procesus, tai būtų areštas arba atskirtis nuo šeimos. Ir tada, žinoma, pasidaro tas lyties aspektas labai svarbus šeimos akcentas, tas areštas, atskirtis, mes juos matome beveik visuose atsiminimuose ir žinoma, tai yra svarbi trauminė patirtis, kai yra sukrėsta realybė. Jeigu kalbėtume apie reprezentacinės erdves, tai žinoma, areštas yra labai tokia svarbi tema. Pavyzdžiui, filme Tarp pilkų debesų irgi labai ryškus akcentas, kaip sukrėtimas, kaip tokia sukrėsta realybė. Antroji tema, kalbant apie gulagą ir deportacijas kaip įlytintus procesus, tai būtų kelionės tema. Tai būtent važiavimas traukiniu iki stovyklos ar specialiosios gyvenvietės. Tai žodžiu, pavyzdžiui, jeigu mes žiūrėtume Lietuvos tremtinių atsiminimus, ypač vėlesniuosius tremtinių atsiminimus, tai dar pridedami pasakojimai apie kalinimo vietas kalėjimuose, kas atsitiko kalėjimuose. Ir žinoma, tada galime klausti, tai kur mes matome tą lytį, kalbant apie keliones ar patirtis kalėjimuose. Čia norėčiau pripažinti labai svarbius Catherine Jollock tyrimus ir jinai vartoja priverstinio intymumo arba enforced intimacy sąvoką. Žodžiu, kai yra prikimšti traukinių vagonai, moterys gimdo, ten atlieka gamtinius reikalus. Mara Lazda, rašydama apie Latvijos moterų patirtis, rašo apie paniekinimą, kurį patiria moterys, kai joms nurodoma vartoti skylę vagone. Ir žodžiu, ir tada labai ryškus tas priverstinis intymumas ir ryškus lyties aspektas. Ir kaip ir minėjau, tyrinėjant šią temą, tuomet pasirodo pagrindiniai šios perspektyvos elementai, dėmesys kasdieniškom buitiniam detalėm, kurios galbūt politiniai istorijai atrodytų visai nereikalingos, visai nereikšmingos, dėmesys moterų patirtims ir kaip tik matome, kad būtent tas priverstinis intymumas ir parodo, kokios svarbios tos patirtis, tos trauminės patirtis buvo moterims. Kelionė sukimštuose vagonuose su tuo priverstiniu intymumu, tai preliudas dar baisesniems dalykams, dar didesniems trauminėms patirtims ir kaip rašo Jollock, tai jaučiama dar didesnių trauminių patirčių nuojauta. Ir tada trečioji tema, pasakojimas apie tremtis ir gulagą kaip įlytintus procesus, tai būtent gyvenimo tremtyje kasdienybė. Tai susidedanti iš žiauraus klimato, iš maisto trūkumo ir rolio pokyčių ir žinoma tam tikrų funkcijų, kurias atlieka seksas.
Tai tiek ukrainiečių, tiek lietuvių, tiek lenkų moterų pasakojimuose dominuoja tema apie sunkų vyrišką darbą. Moterims tenka atsisakyti savo priprastų rolių, tai yra labai skausminga ir žinoma, tai yra tam tikra trauminė patirtis. Klausimai keliami, kaip susitaikyti su sunkiomis klimatinėmis sąlygomis. Žinoma, iš Lietuvos tremtinių atsiminimų žinome, kad šalčio tema ypač ryški lapteviečių atsiminimuose, yra ta amžino įšalo žemė. Taip pat dažnai iškyla perpildytų šaltų patalpų vaizdiniai ir ypač ryškus moterų pasakojimuose. Ir moterų pasakojimuose vaizdiniai apie šaltį dažnai susijami su kūniškumu, kūno dalimis. Pavyzdžiui, Oksanos Kis knygoje ji rašo apie ukrainiečių moterų tremtinių patirtis. Rašoma, kad labai dažnai tremtinės, rašydamos apie patirtus sunkumus, rašė, naktimis mūsų plaukai prišaldavo prie palapinių sienų. Kai aš atsikeldavau viduryje nakties, mano skareliai ir plaukai buvo prišalę prie barakų sienų. Ir žinoma, norėdamas sušilti, moteris tremtinis pradeda džiovinti savo šlapius rūbus, kūno šilumą ir tai dar pablogina reikalus, būna hipotermija. Ir žinoma, ir tos detalės yra labai labai svarbios atsiminimuose. Taip pat yra labai svarbus ir maistas. Žinoma, maistas, maisto trūkumas artikuliuojamas ir moterų, ir vyrų atsiminimuose, tačiau pasak estų tyrėjos Lene Kurvet-Kausar, moterų atsiminimuose maistui skiriama ypač daug dėmesio, tai be galo svarbi tema, kaip jis sako, su stipriu tematiniu akcentu, strong thematic core. Maistas yra vartojamas moterų sukurti normalumo jausmą, namų jausmą, siejamą su bendruomeniškumo jausmu. Ir tai labai dažnai persipina su etniniu arba nacionaliniu identitetu. Aš kalbėjausi su Natalija Gudonyte, tremtinė, ji rašė apie Taišeto lagerį ir rašė, kaip jis slėpė duonos gabaliukus ir švenčių metu, kūčių metu, kai darė vadinamąjį tortą. Ir tai jai priminė namus, matome šiuo atveju labai ryškiai, kaip susipina tas etninis identitetas su lyties identitetu. Ir žinoma, moterim, kas būdavo irgi labai svarbu, tai dalintis receptais, tai vėlgi noras išgyventi, vėlgi noras prisiminti normalią praeitį, labai panašus akcentai ir holokausto literatūroje. Ir žinoma, čia vėlgi matome, kad iš feministinės perspektyvos darosi labai svarbios kasdieninės detalės. Žodžiu, kita tema, žinoma, kaip ir minėjau, yra maistas. Moteris gauna mažiau maisto. Gulage maistas yra paprastai blogos kokybės ir klausimas, kuris yra keliamas literatūroje, tai kad nėščios moteris gauna šiek tiek geresnius davinius, ar tai paskatina seksualinius santykius. Dar taip pat seksas yra naudojamas barteriniams mainams, žodžiu, gauti maisto arba pradėti tokias lagerinės santuokas iš skaičiavimų, kuriuose vyras saugo savo nuosavybę, moterį ir ją aprūpina maistu. Tai vadinamoji sužitelstvo, santuoka su galingu vyru. Ir ši tema yra paliečiama ir tremtinių iš Lietuvos pasakojimuose, tai būtent seksualinių paslaugų mainai į duoną arba sugyvenimas. Yra paminėta ir Grinkevičiūtės, ir Čirvinskienės. Ir žinoma, literatūroje yra vis dar diskutuojama, kaip interpretuoti šias santuokas. Ar tai yra moterų kažkokia pasirinkimo galimybė, ar tai žiauri seksualinė prievarta. Mano manymu labai svarbu, kad jeigu mes žiūrime į atsiminimus, tai nei moteris, nei vyrai nesmerkia sekso vartojimo mainams. Ir visgi, manau, drąsiai sakant, galima interpretuoti, kad tai visgi buvo šiokia tokia pasirinkimo laisvė. Nors teoriškai gulage seksas tarp vyrų ir moterų yra uždraustas, jis vyksta pastoviai ir, kaip minėjau, daugelio autorių jis yra interpretuojamas kaip šiokia tokia kūniška ir sociali autonomija prievartos sąlygomis, noras išlaikyti agentiškumą. Panašus argumentai yra pateikiami ir apie patirtis holokausto metu. Nors oficialūs dokumentai paprastai tyli apie homoseksualius santykius, tyrimai parodė, kad tokių buvo. Tačiau deja reikia pabrėžti, kad gulagų memuaruose paprastai šie santykiai siejami su kriminaliniu pasauliu. Tai pavyzdžiui, Petkevič rašo
kad yra nusikaltėlių pasaulis ir ten tie heteroseksualūs santykiai siejami su kilnumu, su tyrumu ir formuojamas moteriškumo idealas, moteris motina, meilė santykiai tarp kenčiančių žmonių. Ir žinoma, tokiu būdu, kai išaukštinami heteroseksualūs santykiai, tai atskleidžia memuarų autorių tradicinės pažiūras ir daugeliu atveju, ypatingai tokiais atvejais kaip atsiminimuose iš Lietuvos, iš Lenkijos, kitų tradicinių visuomenių, daugeliu atveju jos yra susijusios su tradicinės tautos įvaizdžių formavimu. Tai, žodžiu, ketvirtoji tema nagrinėjant gulagą ir deportacijas kaip įlytintus objektus yra glaudžiai susijusi su trečiaja tema, tai būtent moterų patiriama prievarta, gendered violence, tokie kaip išprievartavimai. Neabejotinai tos patirtys vyksta, jos patirtys buvo tiek 41 metų tremties, tiek vėlesnių tremčių kontekste. Tos patirtys tikrai vyksta tiek specialiosiose gyvenvietėse, tiek stovyklose. Tačiau, jeigu žiūrėtume į Lietuvos moterų pasakojimus, tai šios reiškinius gaubia tyla. Tai pasakytina ir apie ukrainiečių moterų pasakojimus. Oksana Kis, kuri nagrinėja ukrainiečių moterų pasakojimus, lygina vyrų ir moterų atsiminimus ir argumentuojama, kad, kas įdomu, vyrų atsiminimuose ši tema artikuliuojama daug aiškiau, pasakojama apie nusikaltėlių pasaulį, grupinius moterų išprievartavimus. Yra moterų pasakojimai, tačiau jų yra labai nedaug. Pavyzdžiui, Elenos Glinkos pasakojimas, kurioje pasakojama apie grupinius išprievartavimus, panašus yra Tamaros Petkevič memuarai. Ir, žodžiu, ir ta prievarta yra pateikiama kaip vienas baisiausių trauminių patirčių. Džolo knygoje apie moteris Lenkės tremtinis užsimenama apie seksualinę prievartą, tačiau pažymima, kad tokios moterys jautėsi suteptomis, taigi neretai ši patirtis buvo nutylima. Ir vėlgi matome, kalbant apie seksualinę prievartą, apie išprievartavimus, kad persidengia keli identitetai, etninis arba nacionalinis identitetas ir lytis, ir šie persidengimai yra susiję su tyla apie prievartą, kuri yra iš tiesų matoma daugeliu atveju. Ir paskutinė penktoji tema šioje istorinėje perspektyvoje tai pasakojimai apie vadinamąją didžiąją zoną ir mažąją zoną. Tai didžioji zona yra visuomenė už Gulago ribų, tai žinoma nėra laisva visuomenė, tai nelaisva visuomenė. Ir žinoma, mažoji zona tai yra pats Gulagas. Tai ką aš norėjau pasakyti, kad mano akimis žiūrint, viena labai svarbių literatūros apie Gulagą kaip įlytintą procesą įžvalgų, tai yra, kad Gulagas ir visuomenė už Gulago ribų tai buvo viena sistema, vienas darinys. Žmonės iš didžiosios zonos, nelaisvosios visuomenės ateina ir išeina iš Gulago ir atvirkščiai. Ir tuo pat metu normos susijusios su lytimi, su lytiškumu irgi juda pirmyn ir atgal. Tai ypatingai galima pasakyti, kad žiūrint Rusijos moterų rašytojų prisiminimus, tokius kaip Tamara Petkevič, matome tą normų judėjimą pirmyn ir atgal, normos, kurios galbūt buvo ryškios sovietinėje Rusijoje prieš deportacijas, susijusios su emancipuotos moteros įvaizdžiu, susijusios su sovietinė pronatalistinė politika, kurios dėka buvo mėginama įkalbinti visas moteris, netgi ir nevedusias moteris turėti vaikus, irgi pasireiškia šios temos memuaruose, memuarų autorės jas išryškina. Na, kalbant apie visuomeninės ir kultūrinės normas labiau tradicinių visuomenių atvejais, visuomenių, kurių lyčių skirtumai buvo siejami su kultūriniais skirtumais ir tam tikromis rolėmis, tokiamis kaip Lenkija, Lietuva, Rumunija, pasakotojos moteris rašo apie patiriamus iššūkius identitetams ir netgi pokyčius lyčių santykiuose patiriamus Gulage. Tai žinoma, apie tai kalbėjo Dalia Leinartė. Dalios Leinartės darbai yra apie pokyčius lyčių santykiuose, tarsi skirtumų nykimą, jį vadina tai gender leveling.
moterys dirba vyriškus darbus, atlieka vyriškas rolės ir šie rolių pasikeitimai pradedami šiaip ne taip priimti tiek moterų, tiek vyrų, tačiau yra ir pasipriešinimo, yra išlikę patriarchaliniai įsitikinimai atėję iš visuomenės, kaip baisu, kad moterys dirba vyriškus darbus. Ir panašus argumentai pateikiami ir Džolo darbuose. Moteris rašo, kaip visi, net ir moterys dirba didelius sunkius darbus, tai yra didžiulis nuosmukis, tai yra barbariškumo ženklas, mes taip Lenkijoje nedarome. Kas yra iš tikrųjų įdomu, tai yra, kad yra ir lietuvių, ir lenkų moterų išgyvenimo strategija, tai yra identifikacija su kenčiančia tauta. Atveju identifikavimas su matka polka, tai daro moteris iš skirtingų socioekonominių klasių, tai jiems yra tarsi patriotiškos motinystės idealas ir ryškėja tema, žodžiu, tai kad tos tradicinės moterų rolės, tai tampa tradicinio tautinio identiteto dalimi, mėginama išlaikyti bent atmintį apie tas tradicinės, tai tarsi tampa būdų išgyventi. Ypač skausmingai pateikiami pasakojimai apie moteris, kurios negali rūpinti savo kūdikiais ir vaikais, motinos tema, motinos mirtis, žinoma, tai yra ryški tema atsiminimuose, Grinkevičiūtės atsiminimuose taip pat, ir netgi kitos temos, kaip pavyzdžiui vagystė, yra pateikiamos kaip būdas išgyventi, pamaitinti vaikus. Tai reiškia, aš noriu pasakyti, kad matome, kaip normos tos yra pasikeitusios. Ir nors tremtinės moterys nostalgiškai prisimena tradicinės šeimas, atsiminimuose labai dažnai iškyla moterų kolektyvai kaip būdas išgyventi. Pasakojame apie moterų santykius su kitomis moteromis, apie netgi moterų šeimas. Ir kartais netgi argumentuojama, kad moteris labiau negu vyrai daugiau skiria dėmesio bendruomeniškumui. Tai žodžiu, norėjau pasakyti dar taip pat, kad tarsi ieškoma stiprybės atliekant tradicinės moteriškas roles, tokias kaip siuvinėjimas, siuvimas, maisto gavinimas. Ir argumentuojama, kad toks bėgimas į tradicinės visuomenės normas, tai mėginimas susitaikyti su iššūkiais, kurie kilo drastiškai pakitus lyčių santykiams ir visuomenėms santykiams, taip pat kaip moterims tenka dirbti vyriškus darbus. Paskutinioji tema iš šio pasakojimo tai būtų grįžimas iš tremties. Kas atsitinka, kai moteris grįžta iš tremties, iš gulago. Yra teigiama, kad tas grįžimas į didžiąją zoną irgi kitaip paveikia, skirtingai paveikia moteris ir vyrus, tačiau ši tema iš tiesų dar nėra pakankamai tyrinėta. Žinoma, kad grįžusios moterys yra paveiktos sunkaus darbo, jų vaikai, jie juos suranda, augo kaip liaudies priešai, buvo mokyti niekinti ir nekęsti savo tėvų. Ir žinoma, ši tema dar, kaip ir minėjau, nėra gerai išnagrinėta. Žmonės, kurie išgyvena gulagą, visas traumas, ilgą laiką negali kalbėti apie tas traumas, taigi yra pradedami kurti nežodiniai traumų įsisavinimo būdai, kurie irgi yra įlytinti. Tai čia vėlgi svarbus yra siuvinėjimas, dainavimas ir panašiai. Žinoma, šių reiškinių tyrinėjimas dar tik prasideda. Na ir paskutinis dalykas, apie kurį norėjau pakalbėti savo pasakojime, tai politinė transformacija. Ir žodžiu, yra literatūroje labai aišku, kad moterų pasakojimai, žinoma, yra politiniai, tai yra svarbi transformacijos dalis. Ir tyrinėti moterų pasakojimus apie tremtį, apie gulagą, tai reiškia taip pat tirti, kaip individualūs pasakojimai tampa bendruomeniniais, kaip individuali trauminė patirtis tampa vieša patirtimi. Tai žinoma, yra labai svarbi politikos dalis, tyrinėjant šios pasakojimus, moterys yra suvokiamos kaip svarbios ir aktyvios istorijos dalyvės ir darytojos, o ne tik aukos. Ir manau, kad tai yra turbūt viena svarbiausių lyčių perspektyvos įžvalgų. Atsiminimai yra suvokiami kaip performances, tai žinoma yra matoma Kino Skirs, Violetos Dabuliūtės darbuose, siejami atsiminimai su sisteminiais pokyčiais 80-aisiais, 90-aisiais metais ir žinoma tie dideli politiniai pokyčiai,
tiesiog nėra įsivaizduojami be tremtinių memuarų. Žinoma, yra plačiai priimtinas teiginys, kad tremtinių atsiminimai, taip pat tremtinių moterų atsiminimai tapo neatsiejama nacionalinės konsolidacijos dalis, nacionalinio identiteto dalis ir žinoma, tai jie labai svarbų vaidmenį vaidina išpildant norą atgauti tiesą apie praeitį. Ir žinoma, moterų memuarai, moterų patirtys tampa svarbus šio proceso dalimis. Deportacijos ir gulagas vaizduojami tarsi kaip nukrypimas nuo normos, kažkas nenormalaus, kas atsitiko, ir žinoma, tremtinių memuarai pasidaro svarbiu teisybės reikalavimo, pereinamo laikotarpio teisingumo dalimi. Šie reiškiniai vyksta ne tik Lietuvoje, bet ir visur rytų Europoje, taip pat netgi ir Rusijoje. Ir ką aš norėjau pasakyti, kur čia ta lyties perspektyva, tuo pat metu yra formuojamos naujos normos susijusios su lytimi, nauji įsivaizdavimai apie moteriškumą ir vyriškumą. Tai pavyzdžiui, Lietuvoje atgimimo metu memuarai apie tremtį yra neatsiejami nuo atsiminimų apie partizaninį karą ir yra vaizduojamas vaizdinys apie vyriškus drąsius partizanus, kenčiančias moteris ir vaikus. Ir taip pat šis vaizdinys yra svarbus atsiminimuose apie tremtis, stipriai susietas su kančių ir kovų naratyvu. Na, žinoma, Lietuvos atveju būtina kalbėti apie Dalios Grinkevičiūtės fenomeną. Lietuviai prie Laftevų jūros tai yra esminis tekstas, jis yra svarbi įvaizdžio apie lietuvius kaip prispausta tauta dalimi. Davoliūtės žodžiais tariant, Dalia Grinkevičiūtė tai yra kenčiančios tautos pranašė. Ir Dalios Grinkevičiūtės pasakojime, jeigu mes norime pritaikyti tą feministinę trauminių patirčių tyrimo perspektyvą, tai iš tiesų matome, kad tematika yra panaši į tai, kuri buvo anksčiau apžvelgta. Tai yra, žodžiu, kalbama apie stiprų alkį, apie duonos vertę, bendruomeniškumo jausmą, mamos mirtį. Ir pats pasakojimas apie Dalią Grinkevičiūtę taip pat gali būti įlytintas. Kaip pastebėjo Violeta Davoliūtė, nebūtų Dalios Grinkevičiūtės pasakojimo be Justino Marcinkevičiaus įsikišimo, kuris padėjo Grinkevičiūtė išspausdinti tekstą, pristatė jį platesniai auditorijai, jį komentavo, analizavo tekstą, žodžiu, suteikė jam svorio. Tačiau vis tiek yra svarbu, kad Dalia Grinkevičiūtė, nepaisant to Justinos Marcinkevičiaus įsikišimo, yra svarbi atminties kūrėja. Taip pat Lietuvos atveju matome ir kitų atminties kūrėjų. Aš esu nagrinėjusi Aldonos Sabaitytės Vilutienės atvejį. Ji įsitraukė atgimimo metu į atminties kūrimą. Ir kodėl tai yra svarbu, kodėl būtina apie tai kalbėti iš lyčių perspektyvos taško. Tai paprastai, pasak feminisčių autorių, kurios rašo apie atmintį, tai paprastai būna taip, kad vyrai rašo istoriją, kuria enciklopedijas, o moteris kuria istorijas šeimai. Tai būtina, žodžiu, irgi klausti klausimą, kaipgi moteris veikia atminties lauke. Tai Aldonos Sabaitytės Vilutienės atveju, Aldona Sabaitytė Vilutienė yra buvusi partizanų ryšininkė, muziejaus Marijampolėje, Tauro apygardos partizanų ir tremties muziejaus įkūrėja. Tai jos gyvenimo istorija, ji buvusi tremtinė, taip pat išsiskiria dėl jos karšto, bekompromisio atsidavimo atminties tyrimams. Jos įkurtas muziejus institucionalizuoja kovos ir kančios paradigmos versiją, kuri tebėra vyraujantis atminties režimas Lietuvoje. Ir tai, žinoma, buvo labai aktualu atgimimo metais, nepriklausomybės kūrimo metais, kai buvusių tremtinių memuarai ir su jų tremtimis susiję objektai buvo gerai matomi viešoje erdvėje kaip kaltinimas ankstesniam režimui. Tačiau aš savo tyrimuose, pritaikydama lyčių tyrimo metodologiją, žiūrėjau į du pasakojimus, žiūrėjau į Aldonos žodinį liudijimą, kol ji buvo gyva, ir taip pat nagrinėjau jos atminties, kaip atminties kovotojos veiklą.
Ir, žodžiu, išvelgiau šioje istorijoje 2 aktualius atminties taškus, tai pasipriešinimo kovotojų uniformų sagas ir vizitėlės. Tai čia matote dygsniuotą skiautelę, tremtiniai kūrė įvairiose lageriuose tremties vietose, dažniausiai tai buvo daroma moterų. Ir žinoma, šis atminties taškas, tos dygsniuotos skiautelės, dabar jas galima rasti asmeninėse kolekcijose bei muziejuose ir tai yra labai irgi svarbus pasakojimo objektas. Tai pritaikant feministinius atminties tyrimo būdus, matyti 2 Aldonus pasakojimai. Vienas pasakojimas apie individualias moters patirtis, susijusius su nesaugumu, išdavystėmis, kasdienybės. Ir kitas pasakojimas skirtas visuomenės vartojimui, tai apie tremties baisumus ir partizanų didvyriškumą. Ir pasidaro, žodžiu, labai svarbu, pritaikant feministinius trauminės patirties tyrimo būdus, apibrėžti įtampas, neatitikimus tarp tų pasakojimų, ką aš ir darau savo darbuose. Tai kelios apžvalginės mintys pabaigai. Tai, žodžiu, teorinės įžvalgos, kalbant apie deportacijas, gulagą kaip įlytintus procesus, pabrėžia kasdienybės svarbą, detalių svarbą. Tos kasdienybės detalės paprastai praleidžiamos didžiuosiuose pasakojimuose apie gulagą, apie tremtis, apie trauminės patirtis. Ir, žodžiu, todėl yra tai labai svarbus feministinės perspektyvos indėlis. Taip pat, kalbant apie gulagą, tremtis kaip įlytintus procesus, mes labai aiškiai matome normalumo paieškas, privatumo svarbą. Moteris mėgina ieškoti normalumo baisiausiamis, neįprasčiausiamis sąlygomis. Tada matome, kaip pasireiškia tradicijų svarba, rankdarbių svarba, maisto svarba. Ir tuo pat metu matome, kaip susikerta keli identitetai, etninis lyties identitetas ir kaip moteris iš tradicinių kultūrų pradeda identifikuoti su kenčiančia tauta. Žinoma, yra labai svarbu kalbėti apie tokias patirtis, yra labai svarbi pokolonijinių perspektyvų svarba. Lietuvos, Lenkijos, kitų rytų Europos šalių atvejai sustiprino gulago studijos, paprastai jos koncentravosi ties Rusija ir pokolonijinės perspektyvos praplečia šių tyrimų lauką. Ir žinoma, kaip ir minėjau, moterų pasakojimai apie gulagą, apie tremtis buvo nepaprastai svarbus politinių transformacijų metu. Šių pasakojimų paskelbimas tai politinis aktas, tiesos ieškojimas, pasakojimų apie kolektyvinę trauminę patirtį kūrimas. Ir tuo pat metu matome, kaip moterų pasakojimai apie gulagą ir deportacijas tampa būtina kolektyvinės traumos tyrimo dalis ir todėl yra svarbi, suprantant, mėginant suprasti politinius procesus, ne tik istoriją. Tai ačiū, kad išklausėte. Labai ačiū. Čia mes turbūt grįžtame dabar į bendrą ekraną, ar ne? Ir mes dabar turime šiek tiek laiko klausimams, pakamantinėti Dovilę dar daugiau. Ir priminsiu, kad mes egzistuojame tokiais 2 pavydalais. Viena vertus mes čia dabar esame Zoom'e, o kita vertus mes turime transliaciją Facebook'e. Ir mūsų čia Zoom'e nedidelė kompanija, o Facebook'e mūsų 40 žmonių. Tai aš ir tuos, kas yra dabar čia su mumis, kai mes matome vieni kitus, ir Facebook'o transliacijos klausytojus kviečiu klausti, ko tik tai nori, arba pasisakyti. Žinoma, Zoom'e čia viskas paprasčiau ir galima tiesiog prisijungti ir tiesiog iš karto klausti. O Facebook'e aš prašyčiau komentare įrašyti klausimus ir tada čia įgarsinsiu juos, raiškiai perskaitysiu. Tai dar kartą noriu padėkoti Dovilei, iš tikrųjų buvo labai įdomu. Ir man atrodo, kad nors iš tikrųjų, kaip ir minėjot, tekstų apie tremtį, apie gulagą yra daugybė, bet štai šitas rytis, jinai pačioje pradžioje savo plėtojimo. Todėl net ir tokie patys pradiniai klausimai, jie atrodo prasmingi, reikšmingi ir juo labiau toks teoriškai grįsta analizė.
Tai štai Dovilė Jakniūnaitė, kuri valdo Facebooką platformą, jinai klausia dviejų dalykų. Jinai rašo: labai ačiū už pasakojimą, turiu porą klausimų. Ar galėtumėte papasakoti, kaip ieškojote medžiagos, kiek ji prieinama ir kaip sunku ją rasti? Tai čia vienas klausimas apie medžiagą, o kitas klausimas, ar galėtumėte plačiau pakomentuoti atsiminimo kaip performanso idėją, nes ji buvo nuskambėjusi. Iš tiesų labai įdomus, labai geri klausimai ir klausimas apie medžiagą, tai yra žinoma taip pat svarbus ir etiniu požiūriu. Aš šią temą pradėjau domėtis labai seniai, pradėjau rinkti medžiagą dar 2009 metais ir žinoma yra medžiaga, tikrai netrūksta tremtinių memuarų. Lietuvoje jų yra labai daug prispausdinta, taip pat kitose šalyse yra žinoma prispausdinta, išleisti tremtinių memuarų knygos, rinkiniai tremtinių memuarų, tai yra daug spausdintos medžiagos, tačiau aš pati rinkau tremtinių atsiminimus, mane labai domino moterų atsiminimai ir dėja nemažai moterų, kurios pasakojo, dalinosi atsiminimais, jau mirė. Tačiau liko žinoma ir rašai. Tačiau be pirminių šaltinių norėjau pasakyti, kad yra ypatingai svarbių veikalų antrinių šaltinių taip pat. Ir iš tų antrinių šaltinių galima paminėti labai svarbią knygą, kuri neseniai pasirodė, tai Oksanos Kis Išgyvenimas kaip pergalė, tai apie ukrainiečių moterų patirtis tremtyje. Taip pat dar yra labai svarbi knyga Džolok knyga, tai Catherine Džolok knyga, tai apie Lenkijos tremtinių moterų patirtis, pagrįsta, žodžiu, rašytiniais atsiminimais iš tų Lenkijos moterų, kurios bėgo iš Rusijos, bėgo į Iraną. Tai, žodžiu, yra ne vien tik pirminiai, tačiau ir antriniai šaltiniai. Ir žinoma, klausimas, kodėl reikia fokusuotis ties būtent galbūt ties moterim. Žinoma, lytis, aišku, ji nėra tik apie moteris, yra svarbus ir vyrų atsiminimai, tačiau išėjo taip, kad moterys ilgiau gyvena, tai čia toks labai specifinis dalykas ir tų moterų prisiminimų kaip yra ir daugiau negu vyrų. Ir žinoma, kitas dalykas, kurį dar norėjau paminėti, kad mano manymu, kaip aš ir minėjau savo paskaitoje, yra svarbu domėtis moterų patirtimis, nes vis tiek reikia pripažinti, kad šios patirtys skiriasi. Tie skirtumai dažniausiai nepaliečiami yra paprasčiuose šaltiniuose, objektyviuose šaltiniuose ir todėl yra labai svarbu, mano akimis žiūrint, buvo labai svarbu rinkti tas moterų pasakojimus, moterų atsiminimus apie gulagą, apie tremtis, apie rezistencinį karą. Tuomet išaiškėjo tos specifinės moterų patirtis. Tai kalbant apie šaltinius, aš vartoju tiek pirminius, tiek antrinius šaltinius. Ir ypatingai dabar manau, kad kalbant apie antrinius šaltinius, iš tiesų jų daugėja šiais laikais jų daugėja ir jie darosi vis labiau svarbesni. Dabar kalbant apie atsiminimus kaip performansą, tai žinoma, čia daugiausia ta mintis yra susijusi su atsiminimais atgimimo metu, demokratinių transformacijų metu. Aš šios idėjos nesisavinsiu, ji gimė, žodžiu, Tinos Kirs darbuose, Violeta Daboliūtė labai gražiai, manau, irgi aprašo apie šią mintį. Tai, žodžiu, politinių transformacijų metu yra labai svarbus ir dramatiškumo efektas. Keičiasi sistemos, yra kaip ir dideli pokyčiai politiniai, socialiniai pokyčiai ir tuo pat metu vyksta kaip ir drama, vyksta kaip ir spektakliai. Ir tų spektaklių metu labai yra svarbus atsiminimų dramatiškumo aspektas. Pasakojama apie kovą tarp gėrio ir blogio.
pasakojama, kokia buvo baisi ta praeitoji santvarka. Ir tokiu atveju tas performances tai yra tarsi toks didžiulis kovos tarp gėrio ir blogio, mano akimis žiūrint, įsivaizdavimas. Ir tuo pat metu, žinoma, moterų pasakojimai apie kančią irgi tampa tos kovos tarp gėrio ir blogio spektaklio, kaip ir įsivaizdavimo metu, kuris, žinoma, yra labai svarbus atgimimo metais. Ačiū labai. Aš tuoj perskaitysiu Eglės Kačkutės klausimą, bet pirmą noriu dar truputį apie medžiagą paklausti. Ar prie to pirmojo klausimo. Ar yra svarbu, koks yra apskritai socialinis portretas moterų, kurio atsiminimus naudojate? Nes atrodo, kad vienos iš jų ir kurios minimos straipsniai, ne tik tai tos, kurios paminėtos dabar buvo paskaitoje, bet, pavyzdžiui, ten vienos iš jų buvo tuo metu, kai buvo suimtos ir ištremtos, pavyzdžiui, jos jau buvo partinės funkcionierės, pavyzdžiui, kaip Jevgenija Ginsburg, arba aktorės, arba studentės, ką tik tai baigusios mokyklą, arba valstietės. Ir kiek šitie parametrai dalyvauja pasakojimuose ir toje lyties dimensijoje, kurią kaip tik ir analizuojate. Taip. Iš tiesų yra labai geras klausimas ir viename savo paskutinių straipsnių aš mėginau, žiūrėdama į atmintį daugiau, paliesti šį socialinės skirtingų socialinių sluoksnių klausimą, nes be abejo tų buvusių partinių funkcionierių ar elito moterų prisiminimai, jie bus kitokie negu prisiminimai žemesnių socioekonominių klasių. Tai jie bus, žinoma, ir šiek tiek geriau argumentuoti. Ir galbūt tas ir santvarkos elementas juose bus daugiau paryškinamas ir tas, sakyčiau, galbūt bus elitizmas labiau ryškesnis. Tai aš mėginau, žodžiu, atsakyti šią klausimą viename savo paskutinių straipsnių, kuriame nagrinėjau dvi istorijas. Tai viena buvo, žodžiu, istorija moters Aldonos Abaitytės Vilutienės, kuri yra iš aukštesnio, gal socialinio sluoksnio, ji buvo mokytoja, ji taip pat yra daug, žodžiu, jos kalba yra kitokia. Ir norėjau dar pasižiūrėti ir į kitą moterį, žodžiu, kitos moters pasakojimą, kuri buvo valstietė, paprasta valstietė, žodžiu. Tai abiejais atvejais, žinoma, yra skirtumai. Čia vėlgi, manau, yra labai svarbu atsakant į klausimą teoriškai, ta vadinamoji įvairių identitetų sankirtos teorija, intersectionality, nes, žinoma, matome šiuo atveju, kokia yra svarbi klasė, kokia yra svarbi socioekonominė klasė ir kaip ji paveikia pasakojimą. Tai šiuo atveju, žodžiu, aš vis tiek manau, kad nepaisant įvairių socioekonominių klasių, tam tikros patirtys kaip gendered violence, kaip ta prievarta, kaip prievartos baimė, vis tiek buvo būdingos moterims ir vis tiek, žodžiu, ta lyties dimensija susiejo pasakojimus. Dėkui. Dar 2 klausimai, net jau 3 klausimai iš Facebooko. Pirmas Eglės Kačkutės. Eglė kaip tik yra lyderė grupės Apmąstant motinystę, su kuria kartu mes ir rengėme šitos seminarus. Taigi Eglės komentaras yra toks: labai ačiū, be galo įdomu. Noriu paklausti, kaip moterų enforced intimacy kelionės metu išgyvenimai susijęs su tuo, kaip vyrai ir moteris skirtingai gyvena arba gyveno viešose erdvėse taikos metu. Kaip tai nagrinėjama metodologiškai? Labai ačiū, iš tiesų labai geras klausimas ir norėjau pasakyti, kad kaip ir anksčiau minėjome, kad tai yra tik pačių tyrimų pradžia.
Tai mano atveju tiek Maros Lazdos darbuose, tiek kituose darbuose tiesiog yra dokumentuojama, šiuo atveju yra dokumentuojama, kad yra tie skirtumai enforced intimacy kelionės metu, tačiau aišku būtų sunku giliau išanalizuoti, kaip yra susiję, žodžiu, šie dalykai su skirtingomis vyrų ir moterų patirtimis platesnėje visuomenėje. Tiesiog norėčiau galbūt šiek tiek pacituoti Marą Lazdą šiuo atveju labiau, jį, žodžiu, sieja tą moterų privatumo ieškojimą, jų privatumo atėmimą iš jų su tradicinėmis šeimos normomis, kad iš tiesų moteris tarsi kaip yra, kalba žinome apie Latvijos moterų patirtis, kad jos tarsi yra tokios kuklios, čia jų kaip ir tradicinio auklėjimo pasekmė yra, ir jom dėl to yra labai didelė trauma patirti tą, žodžiu, priverstinį intimumą. Tai tokia yra padaroma ta atskirtis tarp moterų ir vyrų patirčių. Tačiau iš tiesų yra labai geras klausimas ir iš tiesų manau, kad laukia dar studijų šis klausimas, kaip susijęti labiau su patirtimis, platesnėmis patirtimis. Dėkui. Violeta Jasinskienė klausia. Klausimas apie lietuvių moterų atsiminimus. Kiek daug iš jų prisipažįsta, kad kalėdamos Gulage patyrė seksualinę prievartą ar turėjo intymius santykius? Ar yra pasmerkimo kitų moterų atžvilgių, kad tokius santykius turėjo, arba kad tie santykiai buvo su kitos tautybės vyrais? Tai kad kalbant apie lietuvių moterų prisiminimus, tai šį prievartavimą arba tuos seksualinius santykius gaubia tyla. Tai yra tyla. Paminėčiau Červinskienės prisiminimus, kuriuose ši tema šiek tiek paliečiama, bet irgi tai nėra viena pagrindinių temų. Kaip minėjau, atsiminimuose yra paliečiamas seksas kaip už barterinius mainus, kaip norint gauti duonos, kad moteris, žodžiu, yra įsijungia į seksą. Ir kas yra įdomu, kad šie tokie barteriniai mainai tai nėra smerkiami. Iš tiesų yra labai įdomus klausimas, nes vėlgi matome, kaip yra susiję keli identitetai, kaip yra susijęs etniškumas, kaip yra susijusi lytis. Tokias pat įžvalgas pateikia ir Oksana Kis apie ukrainietės moteris, kad, žodžiu, tuos seksualinius santykius, kad ši tema yra tabu, kad ji nėra liečiama. Džolok, rašydama apie Lenkės moteris, rašo irgi, kad tai yra tarsi kartais tik tai užsimenama vos, bet kartais tai yra gėda. Džolok rašo apie būtent Lenkų moterų santykius kai kada su kitos netgi rasės asmenimis, užsimindama apie išprievartavimus, ir tai žinoma yra baisiausia patirtis, baisiausia gėda, bet tai ir yra būtent viena tų vietų, kur kažkaip reikia interpretuoti tylą. Taip, ir aš kaip minėjau savo pranešime, kas yra įdomu, kad apie grupinius išprievartavimus atsiminimuose, kaip bebūtų keista, bet dažniausiai galima juos pastebėti vyrų atsiminimuose, o moteris tai tokia yra labai intimi tema ir ypatingai Lenkų, lietuvių, ukrainiečių moterų atsiminimuose tai nėra gerai išplėtota. Ir vienas klausimas Jurgitos Juodytės. Ar galima rasti atsiminimų apie neštumus Gulage, nesantuokinio smurtinio neštumo gėdą? Dėkuoju už pastabą, skausminga, bet reikalinga. Tai, žodžiu, norėčiau čia vėlgi pacituoti Džolok, tai jie vienu žodžiu, jos knygoje šiek tiek ši tema yra paliečiama. Mano pačios tyrimuose, kiek rinkau atsiminimus, tai kaip sakiau, dėja apie tai paprastai nėra kalbama, nors be abejo istoriniai tyrimai be abejo sako, kad tokių atvejų yra buvę.
bet paprastai, ypatingai nėštumas dėl išprievartavimo, tai paprastai yra gaubiamas tylos. Džolok apie tai labai gražiai rašo, kaip tai yra vėlgi susijęs su ta nacionaliniu identitetu, kad tai yra, kaip ir minėjau, ta tema apie nėštumą, ypatingai dėl išprievartavimo, tai yra ta viena tokių skausmingų tylų, arba pregnant silences, tokių kaip ir vietų, kur iš tiesų dėja apie tai nėra akivaizdžiai kalbama, nors žinoma, kad iš tiesų tokie atvejai yra buvę. Ačiū labai. Dar noriu priminti, kad galima rašyti klausimus į Facebooko chatą ir galima tiesiai čia paklausti. Pavyzdžiui, Barbora ir Rasa turbūt turit klausimą, bet nedrįsta paklausti. Tai jeigu norite, duokite ženklą, prašau. Ir dar kartą primenu Facebookui. Ir tuoj dar išlaikysiu trumputę pauzę, kad tie, kas nori, galėtų paklausti. Arba parodyti ženklą. Ženklo papildomo atrodo nėra. Tai aš žinoma galiu šitoje vietoje tik tai labai padėkoti. Padėkoti, kad ir tema sudėtinga, ir laikmetis mums atiteko irgi sudėtingas. Tai aš labai dėkoju, kad radote laiko būti su mumis savo gal nelabai ankstyvą rytą kitame žemės gale. Tai tikėkime, kad mes turėsime dar daug progų ir gyvai kalbėtis ir kalbėtis štai šitomis mums rūpimomis temomis. Tai ačiū labai. Labai ačiū visiems už dalyvavimą, už labai gerus klausimus, kiek galėjau atsakiau, ir labai ačiū už Natalijai ir Dovilei už organizavimą šio renginio. Iš tiesų, manau, yra labai svarbus renginiai kalbėti šiomis temomis, nors ir labai sunkus laikmetis iš tiesų. Dar kartą dėkoju ir sakau, kad bus daugiau. Susitiksime. Geros dienos. Ačiū Jums, viso gero. Viso gero.